Marta, klauso. Labas vakaras, Marta. Žiūrėkit, aš dabar dalykas yra toksai, darau tokį brėžinį. Taip. Ir man klausimas iškilo, aš tikiuosi, jūs man galėsit padėti. Žiūrėkit, yra toksai dalykas Kauno grūdai. Aha. Ar ne? Bet aš šitą klausimą paskui užduosiu. Iš tikrųjų, kitas klausimas. Man yra, iš tikrųjų, puzlė. Grietinę. Kas pradėjo gaminti ir kada? Ir kur? Pirmas. Grietinę? Grietinę. Lietuvoje? Taip, Lietuvoje. Minutėlę žiūrėsiu internetą. Ačiū labai. O jūs naudojate savo duombazę ar Google pagalbą? Na, šiuo atveju tai tik tai Google. Ai, Google. Toksai, jums neteko susidurti su šito klausimu, ar ne? Ne. Ne. Iš tikrųjų kvailokas, ar ne? Klausimas kvailokas skamba, bet grietinė. Mes čia su kolegom irgi svarstėm, kas čia pradėjo iš pradžių stumdyti grietinę tą. Sugalvojo iš viskas raukt, kad galima pieną į grietinę. Čia svarbu irgi. O tarp kitko, žinojot, kad, sako, kefyras turi laipsnių. Žinojot šitą dalyką? Ne, nežinojau. Taip, kefyras turi laipsnių. 0,1, 0,2 laipsnį turi. Ir ar žinot, kiek reikėtų kefyro išlupt, ar į savo organizmą įdėt, kad bent lengvai apsvaigtumėm? Ne, nežinau. Žinot, reikėtų visą kraują pakeisti kefyrui, tada būtų lengvas svaiguliukas. Supratau. Jo. Tai jeigu kas klaus, tai žinokit. Kuo jūs vardu sakykit? Marta. Marta. Ir kaip ten sekasi, Marta? Na, nematau, kas pirmasis pradėjo gaminti grietinę. O kelintais metais bent jau gal yra? Klausau. Minutėlę žiūriu. Jeigu nerandat... Net metų, ponė, nenurodat. Nieko. Dar vienas, mes čia kryžiažodai sprendžiam. Apie Kauno grūdus aš jau klausiau. Iš kur Kauno grūdai gauna tos grūdus, tarkim, iš kur jie vežasi? Galit kaip nors gal pažiūrėti? Kauno grūdai žaliavas įmonė perka tiesiogiai iš Danijos, Olandijos arba Vokietijos. Ačiū. Tinka Danija, ne? Labai. Pagal skaičiukus. Taip. Ačiū. Ačiū skambutį, gerą vakarą. Super. Va, matai? Atsakė. Aš girdėjau, kad yra dar kvailesnių klausimų būna uždavinėjama ir jos tiesiog, atsakinėja, ne tai, kad sako, ką čia klausi, žinai. Tai klientas, kaip sakoma, yra visada teisus ir gali įsklausti bet ko. Tai seniai už tokius litus, žinai. Už tokius litus. Ir tu pas mane būtum teisus. Taip.